Sveiki, norėčiau pateikti savo istorijos versiją apie mūsų istoriją. Kai pradėjau domėtis ir gilintis, pradėjo lysti labai negražus dalykėliai. Keistos mūsų mokslo vyrų versijos ir interpretavimai. Noriu, kad į istoriją pažvelgtumėt kitaip, kitų kampų. Mūsų istorija yra daug spalvingesnė ir įdomesnė. Nenoriu nieko žeminti, kritikuoti, kurstyti, karo ar neapykantos. Noriu, kad žmonės pradėtų analizuoti, kurti ir ieškoti. Taigi, pirmoji dalis. Nuo ko ir aš pradėjau? Namai po žemėm. Visi nežinome, visi mes žinome savo istoriją. Taigi, visas tas žinias laikinai padėkime į šoną. Mums jų dar prireiks, bet dabar įsivaizduokite, kad jūs atskridote į kitą planetą ir jos istorija baltas lapas. Nusileidžiate į bet kurį senamiestį, nes ten gražiausi, nuostabiausi pastatai ir opa kažkas ne taip. Gražus įmantražus namai su kolonom ar arkom, pastatyti neteisingai. Taigi, kaipgi tas namas statosi? Visi stengdavosi namus statyti ant kuo aukščiau, netoli vandens, ant kalvos, kad neapsemtų. Taigi, namas statosi maždaug principas statymo toks. Kalva, apačioj vanduo, telkinys kažkoks. Statosi pamatas iš akmenų, dažniausiai, kad būtų namas stabilus, nesėstų ir negriūtų, ta prasme, pagrindas po namu turi būti stabilus, jisai įleistas į žemę ir pakilęs virš žemės. Po to dedame hidroizoliaciją. Hidroizoliacija nuo pamato tam, kad sienos nešlaptų, nebūtų pelėsis, netrūkinėtų, kad negautų drėgmės. Sienas statome irgi dažniausiai iš plytų. Po to dedame perdangą ir statome stogą. Tai va čia namo statymo principas. Ir kasgi dabar ne taip su mūsų senamiesčio namais? Tuoj pažiūrėsim. O su senamiesčiu tokios problemytės. Taip. Pažiūrim, sakykim, kad ir Kauno senamiestis. Ir kągi mes matome. Va. Įdomus langai prie žemės. Po žemę. Be jokio pamato, raudonos plytos, jos geria drėgmę, pastatas pelyja, darosi nestabilus. Atrodo, meistrai gavus, nagingi stato bažnyčias, o jie kažkaip tai stato, įėjimas po žeme. Jeigu potvynis, tai greičiausiai
Durys bus apsemtos, lipsit per langą. Va, čia irgi senamiestis, va, įėjimas kažkur tai po žemėm, kažkodėl tai. Va. Langai, va, po žemėm, kad, va, įdomesni, va. Va, čia va palei žemę irgi langeliai, va, po žemėm. Kam jie, nežinau. Nu, tikrai nepraktiška, nes senamiestis, va, čia Kaunas senamiestis, dažnai buvo apsemiamas ir kad langai būtų žemiau žemės, nu, žemiau grunto, tai čia kažkaip labai įdomu. Čia va senamiestį kasinėjimai, statė viešbutį, pradėjo statyti ir va, ir čia va matome toks va, tiek va po žeme, dar tas namas po žeme. Va. Ir tai čia dar viskas neatkasta iki galo. Dar šitie atkasti pastatai, dar jie neturi pamato. Dar net nesimato pamato. Va, jeigu gerai pažiūrėsime, čia dar jie iki galo neatkasti. Nežinau, kodėl čia mūsų tie geologai, jie bijo kasti žemyn, bet va, vaizdelis toks. Va, čia tie va, pastatai mūsų senamiesčio, va, jie tiek dar po žemėmis ir dar giliau. O čia jau Perkūno namai, va, senamiestį irgi, va, viskas, va, tarp kitko archeologai, kas atkasinėjo, rado du aukštus dar po žeme Perkūno namuose ir ten apačioj giliai šventykla, ir kodėl jinai ten pagonių šventykla ir Rusy, ir kaip ten jie eidavo, tai jiem dar didelis klaustukas. Čia jau dar sovietiniais laikais buvo tokie klausimai iškilę, bet taip turbūt jie ir nesrado atsakymų tas klausimas. Va, senamiestis, va. Taip, va. Statomi pastatai kažkodėl, tai va. Įdomiau, va. Užmūryti langai, kad nebėgtų vandenėlis. Čia irgi vienas aukštas po žeme, žmonės kažką įsikūrė. Va. O, kažkas tai man pabėgo. Per greitai, va. Tai va, taip įdomiai žmonės statydavosi namus. O čia tokie patys raudonų plytų namai Amerikoje. Atrodo, va, bet irgi kažkodėl tai pakišti po žemėm. Nežinau, visi pasaulyje labai mėgo kurmius ar sliekus stebėti. Nežinau, kodėl taip. Nu. Va, jeigu įdomu, va. Pirmas aukštas. Amerikoje, va, antikiniai pastatai. Indėnai buvo labai mėgėjai, antikos mėgėjai. Statė savo gražius antikinius namus. O čia irgi senovinis namukas. Čia jau daugia aukštis, normalesnis pastatėlis. O va, įėjimai per langus, va, pakelti, va. Labai įdomiai, va, per langą įėjimas į namą. Čia ir čia, čia.
Čia Vašingtonas. Va, kokie senoviniai gražus pastatai, va, su bokštais, kokiais daugiaaukščiai iš plytų. Labai nuostabus pastatėliai. Indėnai labai buvo gabūs statytojai, va, jie mokėjo pastatyti tokius antikinius pastatus, daugiaaukščius. Dabar klaustukas kaip į tokį pastatyti. Anksčiau klausimų nebūdavo. Va. Ir bažnyčia va, toliau matosi. Va. Viskas Amerikoje va, labai va, nuostabus, gražus pastatai. Čia rūmai, va. Rūmai vidury gatvės, va, daugiaaukštis, gražus, raityti. Nuostabus pastatėliai, va, kokie. Su kolonom, nu čia kaip ir Dzeuso dievo šventikla Amerikos stepėse. Labai įdomu. Vašingtonas, va. Kolonas, va, vėlgi. Va, kolonas, atkreipti kitą dėmesį, kad kolonas yra ne pirmam aukšte, o jis antram aukšte, va, dar 2 aukštai žemiau kolonų statosi. Va, statymo metodas toks. Va, kokie raityti pastatėliai, va, kampas, va, kampai, va, pažiūrėkit, kokie nuostabus. Kokia architektūra, kaip viskas sudėtinga, kaip viskas genialu ir va štai jie tokie statytojai nuostabus, bet jie kažkodėl tai pirmus 2 aukštus, mažiausiai 2 aukštus kišdavo po žemėm. Viskas romėniška, viskas gražu, viskas antikinis stilius, taip labai išsilavinę, vis tiek prerijų gyventojai buvo tikrai išsilavinę žmonės. Pastatyti tokius pastatus, nu jo, taip turėjo, va, daugiaaukščiai, va, su visais, va, raudonų plytų pastatai ir jie, va, taip, va, Amerikoje čia taip. Gražu. Ir va vėlgi va, įėjimas į pastatą aukščiau ir va čia va vėl langai po žemėm. Nu, jie taip kažkaip mėgo va tas pastatus po žemėm. Va. Antikiniai pastatai ir vat. Čia. Irgi Vašingtono turgus. Raudonų plytų, gražus, sudėtingas pastatas. O čia antikiniai vėl pastatai. O čia tiesiog Disneylandas Vašingtone. Jūs matot, kokie pastatai. Disneylandas. O čia Baltieji rūmai. Čia irgi daugiaaukščiai gražus. O čia, jeigu neklystu, jau Latvija. Vat ir čia va gražus centre Rygoje namai. Ir čia va po langai, va, bordiūrai va. Ir vat, langai, pusiau įkasti į žemę, 1 aukštas po žemę. Čia tas pats, langai prie žemės, jie tokie va, labai jau jie nebijojo potvinių, viskas neapsemdavo, čia niekas, čia toks keistas stilius, nu bet gražus, visi raityti, bet vat, įdomesnė, antikinio stiliaus. Va. Namas vėlgi raudonų plytų, va, ir vėl
langai po žemėm. Čia vėlgi langai po žemėm. Langas, langelis ir va dar vienas langas po žemę. Nu ir taip va, be galo, be krašto. Va čia. Ir taip va. Čia netgi vot, net nesimato, bet tie langeliai va. Va čia va, po bordiūrais, o ten tik tai viršus langų. Čia vėlgi va, labai gražus, įdomus langai. Va toks va pastatas visas gražus ir va čia tie statybiniai tokie kaip ir gudrus, bet labai negudrus, nu nežinau, kažkokie jie turėjo. Nu, ir va. Čia va, visai giliai va tie va, pagavoti. Čia dar vis Rygoje. Nu, jeigu jūs galvot, kad tik Rygoje taip statė ar Amerikoje, tai jūs klystat. Taip. Tų pastatų yra visam pasauliui. Jie visi gražiai po žemėm. Jeigu jūs tik tai praktiškai bet kokiam Lietuvos mieste, jeigu turit senamiestį, tai jūs visuomet rasit langus po žemėm. Taip, kad čia labai įdomus užsiėmimas, galit pasivaikščiot. Čia Ermitažas, va, irgi jisai va, visas aukštas po žemę, va. Va, lange durys ir taip toliau, va. Ermitažas visas aukštas po žemėm, dar visa eilė langų. Dar va vienas Ermitažo va, fragment, vėlgi visi langai po žemėm, visas aukštas. Taip. O čia pastatė šitą pastatą kareiviai. Kareiviai statė, ne statybininkai. O Petras I ir jo kareiviai Pelkėje pastatė šitas nuostabius pastatus. Čia mūsų Kaunas, Kaune, va, senamiestį, va, irgi langai, va. Va, Kainuolis, va, toliau jie kyla, va, langas, va, didėja, čia, va, visas aukštas po žemę. Va, langiukai. Tarp kitko, Kaunas stipriai ir dažnai potvinio apsemiamas buvo miestas, taip kad keistai statė. Čia fabrikai. Dažniau irgi Kaunas. Raudonų plytų pastatas. Va. Rokiškio geležinkelio stotis. Kita tema apie geležinkelius bus kita tema. Labai įdomi tema. Čia va. Ir va toks va. Čia va. Langelis va. Dar jis po žemę giliai. Šitas daiktas. Tarp kitko,
jisai stovi čia ant kalno, tai aš nežinau, kaip ant kalno jis užsikasė. Nu, ten giliau yra kaip ir tunelis, galbūt į bažnyčią, galbūt į grafo rūmus. Čia Vilniaus oro uostas. Irgi antikinis, labai gražus. O čia gruntas, čia prie Rokiškio bažnyčios, va toks va gruntas. Bet jie irgi nekasa giliai, nes kažkodėl bijo kast giliau. Nors pačioj bažnyčioje irgi 2 aukštai po žeme mažiausiai, va. Čia va matosi arka, va. O viduje irgi yra aukštas po žeme mažiausiai. Rūsiai. Bet archeologai kažkodėl nedrįsta giliau kast. Molis ir strupintas kažkokios akmenis. Vien molis. Nėra jokių šiukšlių, jokių. Kultūrinis sluoksnis labai įdomus. Irgi matosi. Arka užmūryta akmenim. Archeologiniai kasinėjimai. Pasiekė smėlį, aletai ir viskas, kasti daugiau jiem netabu. Tai čia Vaitkuškių dvaras. Irgi tarp kitko požemiai yra, jungiasi visi pastatai tarpusavy. Taip apleistas, sugriautas Vaitkuškių dvaras. Irgi va. Atrodė. Tas taip dabar atrodo. Apie dvarus irgi kita istorija. Čia Ukmergėje ant kalno, kalne. Žmonės randa tunelius kažkokius. Bet istorija irgi nutyli. Čia irgi va. Pirmas aukštas, kaip ir visų pastatų, o čia jau kaip ir gilin va. Toks iš kitos pusės kitas vaizdelis. Va, įėjimas kažkodėl va, su tiltu. Pirmą aukštą, o antras aukštas irgi atkastas. Kretinga čia. Va, apačioj va. Čia spynos. 14 amžius Kernavė. Žmonės turėjo
mechanikos įgūdžius, jau žinojo, kas yra spina, mokėjo ją pasidaryti ir kaip veikia. Raktai, va, viskas. Kernavė. Vilkijos bažnyčia. Ant kalno. Tokie statiniai. Mandrus. Čia parapijonis pastatė. Pagal istorikus, tai jie čia sudegė ir po to parapijiečiai pastatė, greitai sumetė bažnytėlą. Čia anksčiau parapijonis buvo geri statybininkai, mokėjo statyti bokštus, patys gyveno Bakūžėse, valgė kirminus, bet statyti mokėjo parapijonis. Po darbų dirbo iš peties. Mokėdavo jie statyti iš tikrųjų, tikrai. Aišku, nei įrankių, nei plytų neturėjo nieko, bet kažkaip sumesdavo greit. Per kelis metus bažnyčias dygo kaip ant mielių visoje Lietuvoje, kiekvienam kaimeliui. Tarp kitko irgi atkas dar yra kur, va, čia šalia. Pastatėlė vis tiek, va, jie. Jie keistai po žemėm. Pati Vilkija čia, taip, ten yra ką pamatyti ir kas liečia po Piliakalniais irgi pastatai kažko, ten daug pastatų po žemėm, įdomus miestelis. Čia krantinės pastatai. Čia vėlgi. Užutrakio dvaro teritorija. Antikiniai dalykai. Antikinė simbolika, antikiniai, ir patys žmonės antikiniai. Lentvario dvaras. Čia irgi po žemėm vyksta darbai ir dar parkas, yra, matosi takeliai. Irgi atkasinėjami po žemėm, viskas po žemėm, gražiai po žemėm. Dvaro šeimininkų herbas, labai. Kita tema. Pakruojo dvaras, technikos viršūnė, garo varikliais varoma technika, angarai, vienu žodžiu. Kaimiečiai buvo pasikausti stipriai. O mums pasakojo, kad jie tik su vyžom vaikščiojo po Lietuvos ūkį kėlė. 3D akiniai.
18 amžius. Trys D projektoriai 18 amžius. Elektros nebuvo, projektoriai jau buvo. Projektorius. Skaidrių. Žiūrėti projektorius. 18 amžius. O mums sako, kad elektra atsirado tik 18 amžiaus vidury, 19 pradžioj. Nu, o čia žmonės jau kažkaip tai turėjo. Va, irgi pastatai po žeme. Pakruojo dvaras, va, Rusijai. Didžiausios patalpos po žeme. Žvaigždės formos fortas, atskira tema. Piliakalniai, atskira tema. Kauno pilies gynėjas, Kauno pilis, atskira tema. Čia virš Kauno skraidė cepelinai, važinėjo tramvajai po Kauną. 1915 metų paveikslas. O sako, kad buvo užguiti kauniečiai, va. Nieko panašaus. Buvo pastovus reisai į kitus miestus su dirižabliais. Atskira tema. Tūkstantis 891 metai. Jau stulpai, va, su elektra stulpai, va, Venecijos, va, kanalai irgi, va. Ir žmonių vienas kitas, miestai baisusiniai, daugiaaukščiai. Ne. Kur žmonės, nežinia. Ko žmonės ieško pliaže. Ką damos daro su kastuvais pliaže. Ko ieško damos pliaže su kastuvais. Atskira tema. Grafų nuotraukos. Fortai. Atskira tema. Vilniaus senamiestis. Atskira tema. Kauno soboras. Atskira tema. Čia Kauno fortas. Vilniaus pilis, Vilniaus piliavietė. Atskira tema. Žvaigždės formos. Įtvirtinimai aplinkui. Atskira tema. Galgamešas. Buvo nemažas žmogelis, liūtas kaip katiniukas. Atskira tema. Irgi nemažas žmogelis, apačioj normalus žmogeliai. Senovės dievybės. Dideli žmonės. Labai dideli žmonės. Atskira tema.
Rokiškio vaizdelis. Čia va dešiniai va normalūs medžiai va. Su normalūs medžiai va. Yra kotas ir laja prasideda. O va šitie va medžiai, jie iš karto iš žemių eina. Kažkodėl jie požeminiai medžiai. Nu, įdomiau. Va. Medis po žemėm. Va. Irgi. Va. Prie Rokiškio bažnyčia. Šalia, o čia va. Jie neturi jau kamieno, jau iš karto iš laja iš po žemės. Va. Labai. Čia nekomentuosiu, atskira tema. Žvaigždės formos žvaigždės fortai, žvaigždės formos atskira didelė tema, Norrköpingas čia Švedija. O čia mūsų fortas. O čia tiek, nu, čia jau tiek fortų žvaigždės formos, atskira didelė tema. O čia, jeigu čia berods Šiauliai, tai va, čia irgi mes turime tą patį vaizdelį. Tos pačius langus po žemė. Šiaulių, va, biblioteka daros. Va, irgi va, langeliai va tokie va. Ir ten pilni normalūs aukštai su pilnai gyvenami, pilnai eksploatuojami. Čia va, irgi. Prašau, langai. O čia langai. Čia Šiauliai. Šiauliuose yra ką pažiūrėti, ten ir dideli fabrikai seni, geležinkelis, nu, ten taip. Va, namukas. Nedidukas irgi po žemė. Va, vienas užmūrytas langas, kitas neužmūrytas langas. Čia va tokie fabrikai buvo. Nu, žmonės tiesiai nemokėjo statyti, jiem reikėjo būtinai apvalius pastatus boginti. Nu, jiem sudėtinga buvo normalius pastatus keturkampus. Pas mus dabar jau meistrai pažengę, tai va tokios senovinės gamyklos, tokia pramonė buvo. Ir nebuvo mes jau čia tokie atsilikę visiškai. Mes atsilikę visiškai todėl, kad mes juos paliekam likimo valiai griūti. Tai jau yra baisesni dalykai. O va, čia vėlgi. Bažnyčių tema bus irgi atskira. Kavarsko miestelis prie bažnyčios. O va, čia va pastatą matom, va. Vienoj pusėje jisai va gatvės lygyje, normalūs langai, o va žemiau, va visas aukštas po žeme. Ir dar greičiausiai dar vienas po žeme. Čia prie bažnyčios pastatėlis, va. Raudonų plytų gražus pastatas, bet
bažnyčios. O va čia kitoj pusė, kur pilkas, tai ten jisai visas aukštas po žemę iš kitos pusės. Apleistas, dabar pastatėlis, liūdna padėtis pas jį. Nu, rašo, kad 911, bet manau, kad tai netikroji data. Vydiškių pastatukas toksai va. Su kolonam gražus, graikiško stiliaus, labai gražus. Va, tai tokie išsilavinę žmonės buvo. Turėjo skonį kaimiečiai mūsų. Kaimo žmonės, norėjau pasakyti. Va, 1853 metų pastatukas. Čia palaidoti žmonės. 1883 metais jau čia viskas stovėjo, kuo puikiausiai, nuostabiausiai pastatyta buvo. 1799 metų irgi va, jau laidojimo vietos. Čia tiek metų išstovėjo, bet vat jau dabar išsaugoti juos sudėtinga. O, čia gal nuotraukai nesimato, bet va čia va, pirmas aukštas, irgi va, laiptukai, va, pirmas aukštas po žemę atkastas, aišku, dabar jau jis atkastas, bet dar manau, kad dar vienas aukštas tai drąsiai. Čia Parodos gatvė 26 rūmai, čia juos pastatė studentai. Taip sako, kad juos pasistatė savo studenčiokai. Nepriklausomos Lietuvos. Čia kita tema. Čia vat senoviniai raudonų plytų fabrikai Vilniuje. Vat irgi kažkodėl tai statydavo jie palei žemę, visi mėgo statyti palei žemę. Tokie va, turėdavo jie tokie va, stiliukai valdė. Nu, būdavo. Čia irgi va pastatukai va, po langais dar iškalti. Verkių rūmai. Kitoj pusėje viskas ten gražu, dar 2 aukštai po virš. Iš kitos pusės ten viskas tvarkoj, ten dar keli aukštai. O iš fasadinės pusės, tai vat kažkodėl, tai vat dar vienas aukštas, kai rodžiau. Amerikoje vat irgi kolonas buvo dar aukščiau, nu vienu žodžiu, va čia. Užnemunės pastatai, nu vat, kažkiek senoviniai. Čia jau tiek laiko remontuojami, kad net jau užaugo ir žolės pradėjo augti. Jie viską griauna, palieka fasadus, viską viduj išgriauna. Tai nieko autentiško kai kuriuose namuose apart fasadą nelieka. Palangos rūmai. Vat kaip ir koplyčia, bet vat labai romėniška, tokia jau pagoniška koplytėla. Na, aišku, čia po to jau kryžių užvarė ant viršaus, bet tokia jau įdomesnė. Prie aušros vartų. Va pastatukas. Va tie užmūryti langai viršui, tai jie kaip ir gatvės lygyje, o va ten to va apatiniai, tai va dar keli aukštukai
po žeme. Po žeme užmūryti, kad va, čia va iki čia, va iki pusės langų čia eina gatvė, o po to jau ten jie išlenda iš, o kitoj, va čia iš kitos pusės pastatas, va taip va jis atrodo, va labai gerai parodo, kaip ten tie pastatėliai po žemėm statyti. Tai va. O čia galite atspėti, kur tas pastatas. Kauniečiai irgi ne visi atspėja. Tenerifės reikalai atskira tema. Raudondvario dvaras. Čia gatvė viršui, kur turėklas, o pačioje dar vienas aukštas valangelis. Nuostabiai atrodantis. Va. Po žemėm statė, va, jis mėgavo po žemėm pastatyti. Piliakalniai. Milžinų kapas. Užutrakio dvaras. Atskira tema. Apatinė girnapusė. Švedijai. Kauno senamiestis. Va čia labai akivaizdžiai matosi, kokiam gylyje dar tie pastatai. Perkūnas. Ukmergė rado. O tai va, tokiam gyly rastas va kas tas pastatas, tokios sienos. Ne, čia ne paveldas, sakė. Rašė šaltinėse, kad tai čia joks ne paveldas. Bet giliai, va, kaip yra, va, matosi. Giliai dar galo nesimato, bet ne paveldas, čia galima griauti, savo užkasti nieko. Kauno pilis, atskira tema. Oi, va, kokie garlaiviai, koks išsivystymo lygis, oi, nesimato, aišku. Va, kokie įdomus laivai plaukioja. Ir jeigu atkreipsit dėmesį, vanduo prie pat. Ir bokštai nunešti. Nemuno bangos tsunamis nunešė. Taip sako mokslininkai. Viskas. Tai va tiek. Pradžiai tiek. Užteks. Pamąstymams. Medžiagos yra. Vaikšto po senamiestį, žiūrite, ieškote Kaune, Panevėžy, Niujorke, Vašingtone, visam pasauliui. Važiuojat, matot, randat tiek Kinijoje, tiek Indijoje, visam pasauliui, Australijoje. Čia paviršutiniškai tik tai parodimas temos. Visa kita giliau ateityje, jeigu norėsit, bus. Tiek šį kartą. Viso.